laimėjom. Žinojom, kokios svarbumo rungtynės. Tikrai svarbu išsikovoti pirmąją vietą ir namų pranašumą. Tai išėjom visi gerai nusiteikę, manau, susikoncentravę ir pavyko gan užtikrintai laimėti. Po rungtynių su Realu Andrėja Trinkieri kalbėjo, kad sunku išlaikyti kartais tą motivaciją po Eurolygos LKL kovoms. Kaip pavyko tą trumpą laikotarpį, bent jau trumpuoju laikotarpį išgyventi dabar? Pavyksta tikrai, manau, tikrai tas LKL'as nėra, prisimenam pernai, kad iš tikrųjų sunku iškovoti LKL žiedus yra, tai iš tikrųjų visi manau, kad yra nusiteikę gerai ir manau, kad viskas bus gerai. Pačiam įprastai tie pavasarį kaip tik būna sėkmingai, čia su kuo tai galima sėti? Su motivacija LKL ar kažko kitu? Nežinau, tikrai jaučiausi gerai, tai mečiau laisvą zoną metimą, atsidariau su dvitaškiu, pasijaučiau, pradėjau pataikyti ir tiesiog sukrito metimai. Gal pačiam kažkiek ir patogiau žaisti prieš tokį nedidelį oponentą kaip ir Kaulas? Nemanau, nežinau, kodėl taip yra, tiesiog, tikrai ne. Šiandien komanda labai mažai klydo, kas lėmė tokį gerą žaidimą sklandų puolime. Manau, kad gerai bėgom į greitą, ką treneris akcentavo, tai atkovoti kamuolius, manau, kad atsikovodom, gan gerai užbėgom į greitą ir dėl to tų klaidų mažai buvo. Susidarė įspūdis, kad intensyvumas, kietumas labai išaugo po ilgosios pertraukos. Buvo kažkoks rimtas pokalbis, galbūt per Rūbinėje? Buvo, visi po pirmos pusės, kiek prasileidom 41 tašką, tikrai kažkiek blogai gynybai dirbo, manau, bet po ilgosios pertraukos pašnekėjom, kad turim kiečiau rungtyniauti kažkiek, aišku, kažkiek pavyko posterį pristatyti čia. Tas irgi gerai tikrai pavyko. Per savo karjerą jau matęs esi tikrai ne vieną derbį tarp Žalgirio ir Ryto. Ar pastaruoju metu jaučiasi, kad tas palaikymas yra pakilęs šiek tiek į kitą lygį tiek Kaune, tiek Vilniuje? Faktas. Soldautas jau antras arenoje, tikrai smagi labai atmosfera ir smagu žaisti tokią atmosferą. Jaučiasi skirtumas, kad sirgaliai persikėlė į tą didesnį sektorių, galbūt aikštėje būnam geriau girdisi? Tikrai geriau girdisi ir daugiau jų atrodo, kad yra, nei kad anksčiau būdavo, tai tas irgi labai smagu. Šiaip Trinkieri prieš pirmąjį savo derbį minėjo, kad paprašė komandos lietuvių veteranų, kad papasakotų visai komandai apie tą derbį, jo svarbą plačiau. Buvo kažkoks panašus pasiruošimas prieš šitą derbį? Prieš šitą ne. O gal gali išsipės, kaip prieš praeitą buvo, kas gal ir pačiam teko žodžiu? Arnas tiesiog pasakė kažkiek, kad tai yra svarbu fanams, miestui ir tiek. Nieko ypatingo nebuvo. Toks buvo antrame kėlinyje epizodas, kai Trinkieri buvo nepatenkintas, siutęs gal net po kažkokios klaidos gynyboje, bet atrodo, kad tavo jau oda labai stara ir jau nebekreipi dėmesio. Tikrai pripratęs treneris, tikrai ten išsikeitėm, turbūt aš turėjau padaryti baudą, tai teisusis buvo, apšaukė mane ir nieko ypatingo neįvyko.